Šiandien pas mus tokia rubrikėlė apie asiliuką, kad gyvūno vardas ar pavadinimas jūsų neskaudintų. Jūs geriau pasižiūrėkite, dabar yra tas išmanumas, tas GPD, pas kurį galima klausti, kas tai yra, ir jums tikrai atsakys, kodėl šventam rašte ne vieną kartą yra paminimas būtent asilas, kodėl Jėzus pasirinko asilą, nes jis tikrai išmintingas, protingas, labai linksmas, ištikimas, nuostabus gyvūnas. Mes šiandien diskutuojam su komanda, su kolektyvu apie asilą. Gal kartais jums taip pat įdomu paklausyti ir jūsų neižys ir neįskaudins, jeigu, pavyzdžiui, žmogus jūs pavadina asilu. Nes mano giliu įsitikinimu ir kiek aš apie asiliukus paskutiniu metu skaitau ir šventam rašte, ir dabar mokslinius tyrimus tokius atradau, kad asilas vienas protingiausių gyvūnų. Ir nebereikalo asilas pranašui prakalbėjo, nes asilas yra ypač empatiškas, ypač draugiškas, ypač atsidavęs žmogui ir tikriausiai vienas mažas žingsnelis iki to, kad jis prakalbėtų. Bet ten, kur parašyta šventam rašte, kad jis pranašui prakalbėjo, dėl ko tu mane muši, dėl to, kad aš neinu į priekį, nes aš žinau, kad ten pražūtis ir nereikia eiti. Ir aš tikiu, kad dabar nerasiu tos rašto vietos, nepacituosiu, bet aš tikiu, kad būtent taip ir buvo, kad asilas ten prakalbėjo. Taigi, čia tokia miniatiūra, juokinga ir juoktis yra ir gera nuotaika, labai sveika ir mūsų ląstelės atsinaujina ir atsistato, kai mes juokiamės iš širdies. Taigi asilas ir asiliukas. Ir asilu, jeigu mane kas nors vadintų, aš namie kartais sakau, prašau mane vadinti asilu. Man labai patinka, manęs visiškai neįžeidžia, nes asilas yra ypač protingas. Asilas ypač draugiškas, geranoriškas. Būtent su asilu, su asiliuku, Jėzus įžengė į Jeruzalę. Jėzus pasirinko kažkodėl ir paprašė atrišti asiliuką. Ir žinot, kaip pas mane dabar Instagrame ar kur ten įkrinta, kai aš pradėjau žiūrėti apie asiliukus informaciją. Aš negaliu jais nesigerėti, nesigrožėti ir tikrai priimu tą pavadinimą kaip geriausią įvertinimą. Todėl, kaip ir minėjau, mane laisvai visiems sakau, galima vadinti asilu. Asiliukė. Tikrai nepykstu ir tikrai mane pralinksmina. Taigi, geros jums dienos, geros nuotaikos ir neškime džiaugsmą vieni į kitų gyvenimus, vieni į kitų širdis. Ir kuo daugiau juoksimės, tuo daugiau turėsim sveikatos.